Let's go gambling! Aw, dang it! 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 Viskas gerai, dar vieną raną turi, pusę ranų dar turi. Valas. Tik pusę išnaudoji. Goodbye horses, I'm flying over you. Goodbye horses, I'm flying over you. Goodbye horses, I'm flying over you. Patys juokiamės iš tikrųjų, nes nepraėjom kvalas. Prisipirko komanda Extreme padangų ir dabar išsiaiškino, kad ne taip paprastas tom plytom tos Extreme'us prasukti ten. Nieko nemoku važiuoti. Pasirodo, tiek metų važiuota ir važiuoti nemoku. Arba nors nežinau, ar ten sukibimo žiauriai daug, ar čia gumos ant trasos, nes pirmi runai buvo, šiaip jo, viskas geri runai ir važiavosi, atrodo tvarkinga ir klipuose visur, o antrą tą sesiją ar daug gumos ant trasos, ar kažkaip, neišeina su mašina pakovoti. Važiuoja taip, kaip važiuoja ir gavosi tas, kas gavosi. 2 važiavimai, 2-0. Jeigu pradedant nuo pradžių, tai turėjom nedaug treniruočių visai. Pirmoji sesijoje gavom porą pravažiavimų. Antroji sesijoje vienas važiavimas irgi toks nelabai vykęs buvo. Vienas gavosi, sakykime, neblogas toks. Jau pradėjau suprasti, kiek reikia slėgio, kokio reikia greičio, kur reikia statytis. Nebuvo ten idealiai galbūt ta pradžia, bet pavyko visą trasą išvažiuoti iki pat galo ir su tiek atvažiavome į kvalifikaciją. Pirmų kvalifikacinių važiavimų, tai toks kuriozas gavos, tiesiog po persimetimo žeminau pavarą ir taip jinai taip skaudžiai atrodo susižemino.
nepatiko man tas garsas, toks užmečiau akį į skidelį, matau, kad man atbulinę pavarą rodo, tai staigiai išsimyniau sankabą, tiesiog galvojau, kad sugadinau greičių dėžę. Pasirodo, kad ne, tiesiog ten kažkoks gavosi elektroninis toksai, sakykime, nesklandumas, nesąmonė parodė. Tai vieną už pirmą 0 ir į antrą kvalifikacinį atvažiavau jau kaip ir, jau atrodo viską permastęs. Ir antrų važiavimų tiesiog pastačiau mašiną ir nepastačiau ją į tokį konkretų kampą, nes dar dasipučiau oro, kad ją lengviau veltų, bet čia greitis nemažas, šalia ta blokų siena, tai tokia nelabai jaukiai ir galvoju, kad ten nepersistengt, tai tiesiog pritrūko šiek tiek ją pastatyti kampą, nepasistojo ir paskui dar ten kelis kartus bandžiau nusispirt, neužvėlė. Tai 2-0 sezono pradžiai, bet automobilis beveik sveikas. Tai, rezultatas toks nekoks, bet treniruotės įvyko kažkokios, aišku, nedaug tų važiavimų, bet, pasiruošim namų darbus ir susitiksim Apgylę.